Tai sveiki mūsų iš Lalalendo klausytojai ir fanai ir labas Nerija. Labas Neringa. Tai šiandien mes iš tikrųjų turėsime labai įdomią temą apie madą. Mes dar nekalbėjom, tai iš tikrųjų buvo labai daug moterų ir mūsų sekėjų, kurios prašė šitos temos, tai voila, prašom. Kalbėsim šiandien apie madą, kaip iš tikrųjų svarbu ar nesvarbu turėti savo stilių, ką mums pačiom reiškia stilius, ką mes galėsim papasakoti iš savo patirčių, kaip mums sekėsi galbūt atrasti, ar mes vis dar ieškom savo stiliaus. Tai žodžiu, pakalbėsim apie madą ir manau, kad šiandien mūsų laukia labai geras laikas. Aš net nebejoju, kad taip ir bus labai įdomu išgirsti tavo kelią, koks tavo stilius galbūt buvo anksčiau, koks tai dar tas kelias tęsiasi gal. Taip, iš tikrųjų, čia labai geras pastebėjimas, nes mano irgi, aš kiekvieną dieną, žinok, vis galvoju, kaip man pakeisti, paįvairinti savo stilių, bet iš tikrųjų nieko nelaukiant, tai papasakok man, koks yra tavo dabar stilius, kaip tu jį apibūdintum, sakai, kad dar nesi atradusi, nors man atrodo, kad tavo stilius yra labai ryškus, toks galima net, galima būtų įvardinti tiksliai, vat, jeigu man reikėtų apibūdinti, kaip Neringa rengiasi, ir man tai atrodo, kad tai yra tavo asmeninis stilius. Tai papasakok, nekišiu tau savo minčių, kaip yra, bet kaip tu tai matai ir kokia galbūt buvo tavo kelionė. Nu, mano stiliaus kelionė, tai mes galim pavadinti visą tokia, žinok, evoliucija. Jeigu pasižiūrėtumėm į mano visą, kaip sakyti, dainininkės kelią, nuo pat pradžių, kai jau išėjau į eterį ir buvau matoma, kaip rengdavausi anksčiau, kaip rengdavausi ten prieš kelis metus ir kaip rengiuosi dabar. Tai tikrai labai stipriai matosi tas pasikeitimas ir jisai matosi ne tik žmonėms ir mano ten, tarkim, sekėjim, bet aš tiesiog sąmoningai tą dariau paskutinius kelis metus. Tai šiaip, jeigu kalbant apskritai apie mane ir kaip aš esu, kiek esu prisilietusi prie tos mados ir drabužių, aš esu tas žmogus nuo pat mažens, kaip man pasakoja mama, aš buvau šarka. Vienu žodžiu, aš variau 25-mečio turgų, mamą tempdavau ten, turėjau savo ten tuos skyrelius, kur vienu žodžiu pirkdavomės ten tuos drabužius, aš labai mėgau puoštis. Ir čia tikriausiai su tuo gimstama yra. Mama sakydavo, ten išeina kokia mada, prisimenu, nežinau, ar tu tikriausiai neturėjai tų batų, bet buvo, kai aš buvau, žinai, iš vaikystės tokie highlightai išsikelia. Raudoni batai buvo lakiniai žemi su tokiais kaspiniukais ir su taškiukais. Tai čia aš, šitą, žinai, jeigu iš vaikystės highlightas, tai šitą prisimenu. Tai užeidavo, paskui buvo platformų mada, tai prisimenu, įsivaizduok, pradiniai klasiai, keičiau mokyklą, 4 klasiai perėjau į kitą mokyklą, įvairuoja žodžius su tokiom platformom, mokinukė. Bet juokingiausia, kad man iš tikrųjų mama niekada, kaip pasakyti, nesiterpė į mano tuos eksperimentus, leido man eksperimentuoti, tai gal dėl to aš tokia, žinai, neužspausta esu ir eksperimentuoju, iš manęs visi juokiasi ir it's okay. Ir aš paskui irgi praeina laikas, irgi juokiuosi, žinai, iš savęs. Tai va, tai aš visą laiką buvau tokia šarka ir prie tų drabužių mane labai tempė. Ir paskui, žinai, kaip aš pažiūriu, ten, tarkim, jau paauglystės laikais, kaip aš rengdavausi, tai atsirado ten tie, žinai, ženklai jau Lietuvoje Mango ir visa kita, ir mama vesdavosi mane į tas parduotuvės ir mes turėjom tokį susitarimą. Mažiau, bet kokybiški daiktai. Ir aš labai gerai prisimenu jau nuo paauglystės, kad aš turėdavau tokių daiktų, kurie tarnaudavo man 4-5 metus. Ten buvo Riplėjaus džinsai, buvo trendas, oh my god. Paskui buvo Veromoda, žinai, ten buvo Svajonė. Miss 60, o dieve, net, žinok, net šiurpas perėjo, kiek daug prisiminimų, koks buvo excitementas turėti, žinai, ten tuos gerus dalykus. Tai aš buvau taip ugdyta. Tai tikriausiai, jeigu ir iki šiandienos vedant jau taip prie šiandienos, kaip yra, tai tas less is more pas mane yra tokia viena iš pagrindinių taisyklių. Aš labai vertinu kokybę, dėl to, kaip bebūtų gaila, kokybiški daiktai jie kainuoja brangiau. Ir taip, galbūt mano, žinok, garderobinė šiai dienai yra sumažėjusi perpus nuo COVID pradžios, nes aš dariau labai didelę spintos reviziją. Tada po to turėjau stilistą ir iki šiol turiu, tai
Darbas su stilistu visiškai apvertė viską, realiai pakeitė, bet pakeitė, žinai, į tą, kad sumažino mano spintą, bet viskas yra tokiom bazėm. Tai, ko reikia, nes anksčiau būdavo visko labai daug, bet niekada nėra ką apsirengti. Visada kažkoks nepavykęs. Nesuderinta kažkaip. Kažkas atrodo, žinai, brangus daiktai kartu, bet kažkokia nesąmonė, kažkokia, žinai, balta mišrainė. Tai va, tai jeigu kalbant apie visą tą mano kelią, tai išskirčiau tokį momentą, kad, žinok, prieš 2 metus, kai aš nusprendžiau daryti jau rimtai Instagramą ir susitariau su savim, kad arba aš keičiu kryptį, arba aš iš vis nieko nebedarau su social media absoliučiai. Ir aš tada susiradau komandą ir mano komandą sudarė fotografas, žodžiu, montuotojas, nuotraukų editingas ir ten, žodžiu, visas šitas dalykas. Ir tada prie komandos buvo stipri dalis stilistas, nes aš nespėju ten su tais trendais, žinok, aš tik pasigaunu, jau būna praėję, žinai, iš tos serijos. Tai, žinok, viską pakeitė darbas su stilistu. Ir tada, kaip mes, žinok, pradėjom dirbti, aš tada supratau, man daėjo, kaip reikia rengtis. Tai va, būtų įdomu sužinot, kokios tos taisyklės, ką pasakė. Kuo vadovaujamės. Taip. Tai pirmoji taisyklė, kurią aš išmokau dirbant su profesionalu, mano aprangoj negali būti daugiau nei 3 labai ryškiai atpažįstami brandai. Tai reiškia, jeigu aš esu su Chanel batais, kuriuos visi žino, aš esu su rankinė, kurią visi atpažįsta ir iškart žino, koks yra brandas, ir esu su kažkokiais papuošalais, kurie yra atpažįstami. Tai toj vietoj mes ir užbaigiam. Nes jeigu aš esu dar su džinsais, kuriuos visi žino, su kepurė, kuri rėkia Celine, tada su maikė, kuri rėkia ten, žinai, dar ką nors, ir gaunasi tada tu esi Miss Rusija. Tai vat, pradėjom nuo šito, labai yra sunku, žinok, taip rengtis, nes kai yra daug visokių tokių, žinai, gražių daiktų ir atrodo, ir šitą noriu dar čia 10 apyrankių užsidėti, ir čia kažkoks vienas brandas, čia kitas, čia dar žiūrėk laikrodis, ir tu gaunės tokia, žinai, ponė šarka. Tai va, tai susimažinti iš šitą buvo labai man toksai įdomus iššūkis, nes atrodė, tai aš čia taip dabar tokia esu plain girl, prasme, žinai, rengiuosi tipo apie nieką, bet kai aš pradėjau tokiais paprastais nerėkiančiais siluetais rengtis, kai pas mane atsirado spintoje daugiau t-shirtų, ten, žinai, kai atsirado tiesiog kažkokie tais vienspalviai dalykai, tai tada mes pradėjome iš vis kažkaip atrodyti. Nes anksčiau, tai, žinai, mano stilistas, tai mano spintą vadindavo botanikos sodu, ar ten kažkokiu zoologijos sodu. Printai kažkokie ten, palmės, ten spalvo, žinai. Ir tu atsidarai, ir ten tūkstančiai toj spintoj kabo. Ir nėra ką rengtis. Ir kas iš to, kad ta suknelė ten kainavo 3000, ir ką. Bet aš realiai geriau atrodau su Zaros kelnėm ar ten šortais ir paprasta maikutė iš ten koso. Birkin bag ir kažkokie sportbatukai, negu ten susidėjus kažkokius brangius dalykus. Tai va, tai tokios pamatinės galbūt toks startas yra, ne? Ir ką aš girdžiu iš tavęs, tai kad pas tave yra aksesuarai galbūt kažkokie įdomesni, va, rankinė ar ne, papuošalai, laikrodis, o drabužiai tu reiškia perki tokius, kur gali miksuoti ir keisti dažnai. Ramesnius. Taip. Aš pamačiau, kad pirkdama ramesnius drabužius, aš išlošiu daugiau, todėl kad tą pačią palaidinę, ten tarkim mes galim žiūrėti ir ten tarkim pirkti marškinėlius Dero, mes galim pirkti Loro Piana. Tie marškinėliai bus panaudojami 1000 kartų dažniau, negu aš nusipirksiu kokią Balmain raštuotą megztinį ar palaidinę, kur, ta prasme, tada reikia visą pirkti eilutę, tada tu turi visą būti, nes tas vienas daiktas, jisai iškrenta iš konteksto. Tai va, tai žinai, būna tų išimčių, yra tikrai ir tų raštų pas mane ir man patinka ir aš pažiūriu, pavyzdžiui, tavo rūžavos kelnes, kaip fainai, žinai, aš dar neturiu tiek pinigų, kad galėčiau labai daug eksperimentuoti. Kai aš susidūriau su tuo faktu, kiek aš esu išleidusi pinigų skarmalams,
atsiprašant. Ir kiek tik tai gauni atgal, kai tau reikia parsiduotos visus Zimmerman raštus ir taip toliau, ir kad tu gauni kapeikas, aišku, aš į tai žiūriu kaip į tarą, žinai. Pridaviau tarą, gavau atgal ir man labai patinka tas atsinaujinimo dalykas, bet aš supratau, kad jeigu aš perku, aš apgalvoju ir man patinka investuoti į tam tikrus dalykus, bet ten, pavyzdžiui, suknelės jau kažkokia, jeigu aš perku kažkokį raštą, tai aš tada labiau, žinok, einu į tokias parduotuves, kurios yra labiau prieinamos kainos. Tai žinau, tas raštas atsibos ir jisai paskui stovės ir gulės ir nieko tokio, žinai, bet aš būsiu bent neišleidusi 1000 pinigų. Tai tai žodžiu, nedaugiau kaip 3 brandai, aišku, būna daugiau, dabar visi ten pradės skaičiuoti, paskaičiuojam, žinai. Tai ne, bet stengiuosi vadovautis šitą taisyklę, kad taip. Ir tiesiog daugiau bazinių spalvų, kas yra labai svarbu, tai turėti spintoje fainas, geras, tinkančias jūsų figūrai klasikinės kelnes, kurios tarnaus prie visokių outfitų. Prisidėsim aukštakulnius, bus toksai labiau, žinai, going out variantas. Užsidėsim čyprio sandalus ar kažkokias tai tapkutės, tada bus toksai casual day lookas ir pasimsi tašytę maikutę ir kažkoks fainas aksesuaras, geras make-upas, tvarkyti plaukai, jau gražiai atrodysim. Ir susikurti tą bazę ir nuo tos bazės atsispirti. Tai šitos tokios pagrindinės taisyklės, ką aš išmokau ir tiesiog gal leidau per visą tą kelionę eksperimentuoti iš savęs. Per tuos eksperimentus pamačiau, kad kas man tinka, kas man nelabai tinka. Aš paskutinius 2 metus tikrai buvau labai strigus konservatyviam įvaizdį, o dabar norisi man tokio gal ir seksualumo, truputį patrauklumo, nes ir kūno formos pasikeitė. Norisi daugiau kūno rodyti, nes buvau tokie, žinok, sluoksniais apsistačiusi. Tai žinok, taip yra bent jau mano drabužiniai, bet kasgi tavo drabužiniai vyksta ir kaipgi tu esi atradusi savo stilių, nes aš žinok irgi, kai apie tave pagalvoju, tai man iš karto iškyla vaizdiniai, bet man tokie iškyla, žinai, ekstravagantiški vaizdiniai, tai man iš karto Nerija. Tarp kitko, sorry, kad dar įsiterpsiu, viena sekėja man parašė, kai aš papaustinau savo bubų reelsą, o čia nebus Nerijos įtaka, su kuo tapsi, to patapsi. Sakys, kad išvesiu tave iš kelio ir... Žiūrėk, kitą dieną būsiu zebras jau. Būtent, nes iš tikrųjų, žinok, aš esu, mano paskutiniai 2 metai yra mano zebro era, aš vadinu. Zebro era? Taip, man... Tik, žinok, aš kaip pasakiau siluetas, iš karto zebrinės kelias. Aš tau sakau, žinok, iš tikrųjų, nes pas mane yra tas toks dalykas, kad aš priešingai nei tu visiškai nestatau savęs į jokias taisyklės ir galbūt tu esi visiškai teisi. Tas kainuoja labai daug pinigų. Labai daug. Kartais labai sunku yra tos daiktus parduoti. Ir suderinti. Suderinimą, žinok, siaubas. Bet aš tau pasakysiu, aš daiktų, žinok, labai retai kada derinu. Vat aš pasidalinsiu žmonėm, parodysiu, kaip aš mėgstu apsirengti, nes dažnai, kai aš filmuojuosi, aš nederinu, kad kaip aš atrodysiu tam video. Nes pas mane būna taip, kad, pavyzdžiui, aš galiu išvažiuoti į parduotuvę, nusipirkti kavos ir kažkas atsitinka, man reikia nufilmuoti video. Aš neturiu laiko tam dalykui pasiruošti, išsifanuoti plaukų, pasipuošti, bet, pavyzdžiui, kai aš važiuoju atostogas ar ten kažkoks yra renginys, tada pasimato mano tas tikrasis stilius. Arba, pavyzdžiui, podcast'o. Aš jau žinau, ką aš turėsiu, kad aš turėsiu kažkokią, žinai, laidą vesti ir iš karto jau pasiderinu iš anksto. Aš nebijau to kičinio stiliaus. Žinai, kur, pavyzdžiui, gali derinti, aš tau rodžiau, kai mes tik tai susipažinom, kai kalbėjom, kaip mes derinsimės podcast'ui, kad ten įvairiausių spalvų, įvairiausių raštų ir plunksnos ir zebras ir, pavyzdžiui, net ir mano tos Hermes sandalai yra violetiniai. Žinok, aš pamačiau tą tavo video, galvoju, reikia parašyti asistentui, gal kokią spalvą įsimes, bet galvoju, kokią čia tą spalvą įsimes. Tai kai aš nuvažiavau į Saint-Tropezą praeitais metais, tai mano tikslas buvo į visas Hermes parduotuvės išvaikščioti ir kuo ryškesnės tapkės nusipirkti. Geras. Tai žinok, pas mane yra labai daug spalvų, man spalvos labai daug ką reiškia. Tai tikriausiai yra susijęs su mano asmenybė nuo vaikystės. Mama visada dėdavo ten plaukus, taip aš ilgus plaukus turiu nuo vaikystės, visokių ten tokių, žinai, pumpuriukų, ten segtukų, bantukų. Ir mano geriausia parduotuvė tai būdavo Urmo bazė Lietuvoje. Kaip man patikdavo ten ir barbės, ir ten tiek raštų skirtingų. Ir bet kokia nostalgija, ne? Man taip Urmo bazė, 25-mečio turgus.
Tai žinok, tai aš nebijau to, man yra labai svarbu, kad mano stilius iškomunikuotų tai, ką aš jaučiu viduj, tą tokią energiją, tą tokią, nežinau, tu sakai, ekstravaganciją. Taip, man toksai, mane spalvos įkvepia, man reikia, kad aš pasitikėčiau savimi. Man nesvarbu, ar tai atkreipia dėmesį ar ne, ar tai yra pozityvus dėmesio atkreipimas ar ne. Tiesiog man tiek daug laimės reiškia, pavyzdžiui, jeigu aš užsidėčiau zebrinės kelnes, nu man cool, man žiauriai patinka. Ir iš tikrųjų aš esu bandžiusi dirbti su stilistais, nes man yra labai sunku susitvarkyti savo spintoj. Aš turiu tiek daug visko ir man būna užeina, nublemba, gal čia reikia neutraliau šiek tiek rengtis, gal ten kažkokias spalvas pasiderinti. Nu kažkoks, esmė yra tokia su mano visa ta apranga, kad bandžiau aš atrasti tą stilių ir pastatyti save į kažkokius rėmus ir turėjau iš tikrųjų labai pozityvių tokių patirčių, kreipiausi į, Lietuvoje tikriausiai geriausiai žinoma stilistė Irinė ir ji man parekomendavo, žodžiu, merginą, kad aš su ja susisiekčiau ir ji mane labai pamotivavo ir sako, Nerija, nestatyk savęs į kažkokius rėmus, tu esi ryškus žmogus, nebijok spalvų, sako, iš tikrųjų stilingiausi deriniai dažniausiai būna tokie, kurie yra neplanuoti. Nedaryk kažkokių ten derinių, kur, žinai, labai dažnai žmonės, jeigu mėlynai rengiuosi, čia turi būti tam tikra paletė. Ir jinai mane labai padrasino. Aš jai nusinčiau profilius, kuriuos aš seku ir sakau, man gražu. Sakau, bet kaip man... Žinai, yra ten, aš parodysiu tau, net nerodžiau tų puslapių, ten net negali įvardinti, koks yra stilius, bet jis yra toks ryškus, toks įdomus. Ir jinai man vietoj to, kad jinai derintų mano spintą, jinai man paaiškino, kaip galbūt sluoksniuoti juos. Pavyzdžiui, jeigu dėdiesi tas didesnės kelnes, dėtis kažką siauresnio viršuje. Pavyzdžiui, vienas dalykas, kurį jinai rekomenduoja, tai moterim neslėpti tam tikrų kūno vietų. Tai pavyzdžiui, jinai mėgsta labai riešus rodyti. Pavyzdžiui, rekomendavo man maikutes, kur yra tas iškirpti, važinai formos. Kad tu parodytum, tai suteikia elegancijos, moteriškumo, tai vietoj to, kad jinai man pasakytų, kad tau reikia būtent ten, žinai, tokio tipo rūbus, ar ten marškinius su kažkokiais džinsais. Jinai man tokias taisyklės sustigavo, kas man tikrai labai padėjo. Kad, okei, dabar aš jeigu deduosi kelnes, užsidėsiu kažką siauriau viršui, padrasino kojų nedengti, kažkokius mini sijonukus užsidėti, žinai, sako, tu dažniausiai turi galvoti apie tai, apie savo kūno formas. Pavyzdžiui, jeigu nori išryškinti, atsimeni, tu prieš kelis epizodus sakei, kad jeigu ten buvai priaugusiu svorio, kad ten tiržiuką užsidedė ar dar kažkas, labai svarbu žinoti savo kūno formas, kad tu susidėliotum tas proporcijas, nes aš nežinau, kad drabužiai tiek daug gali įtakos tam turėti, žinai, taip kaip žmonės tave mato, kuri forma yra didesnė, kuri mažesnė. Tai, žodžiu, šitas man padėjo ir trečias dalykas, kurį aš dariau, tai kreipiausi į žmogų, kuris man suderino spalvas. Tai iš tikrųjų savo spalvas atrasti yra labai svarbu. Iš pat pradžių šito pati dalyko net nežinau, ėjau vieną influencerių renginį ir pamačiau, kad ten buvo viena moteris, tokia korėjietė, kuri tiesiog tave pasisodino ant kėdės ir dėjo skirtingus, žodžiu, ten spalvų derinius, ten tokias kaip servetėlės. Kaip norėčiau tokio testo. Tai, žinok, tu būtinai turi pasidaryti, nes tai yra visiškai life changing, galiu tau pasakyti, nes dažniausiai žmonės galvoja, kad jeigu tu užsidėsi tam tikras spalvas, kad tai tiesiog išryškins tavo bruožus ten ar dar kažką. Bet iš tikrųjų tai yra atskiras mokslas. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu ant tavo veido yra aknės, ar ten, pavyzdžiui, kažkokie tai išsausėjimai, arba tą dieną atsikėlei pavargęs, tavo oda turi atspindėti, žodžiu, spalvas, kokias tu esi užsidėjęs. Todėl labai svarbu yra žinoti, kokia yra tavo odos spalva, tas tonas, plaukų spalva ir derinti savo tas spalvas aprangoje būtent pagal tai. Ir priedo irgi yra labai įdomus tyrimai, kad jeigu tu rengiesi spalvas, kurios tau tinka kaip, pagal tai, koks tu esi žmogus, tas vizualiai, kad žmonės mėgsta tave labiau, tu pasitikėsi savimi labiau, nes žmonės duos tau daugiau dėmesio ir panašiai. Tai labai rekomenduoju, man buvo pasakyta, kad aš esu gilus, švelnus ruduo, bet tarp kitko kalbėjau su tokia lietuvė, kurią labai noriu parekomenduoti žmonėms. Jos profilio pavadinimas, jos Silvijos vardas yra Color Confidence. Ir, žodžiu, vienas dalykas, kurį jinai man pasakė, kai aš jai pasakiau, kad aš esu šiltas ruduo, sako, man būtų labai įdomu pas tave pasigilinti, todėl kad
labai dažnai žmonės, kurie daro šitą, žodžiu, visą spalvų paletę, net nežinau, koks tikslingas žodis būtų, jie naudoja kažkokių tai 12 etapų, žodžiu, formulę. O Silvija naudoja 16, nes jinai mokosi Kanadoje, yra ten kažkoks tai Image Institute, jinai galbūt galėtų daugiau apie tai papasakoti, bet jinai specializuojasi būtent šioje sferoje, gali sudėlioti žmonėms jų spalvas, padėti ir net apsispręsti, kokią spalvą galbūt dažyti plaukus ir panašiai. Tai man labai patiko jos paketas, jinai net atsiunčia žvaigždes, pagal kurias tu gali orientuotis, kas yra panašiausia į tave. Tada tu gali žiūrėti, kokius derinius jie nešioja, kad tiesiog aplikuotum savo. Tai ir koloritas, ir gali padėti, ir sakau, ir su plaukų spalva. Tikrai labai rekomenduoju susisiekti ir lietuvių, ir anglų kalba, žodžiu, veda. Tai man, sakau, šitas dalykas tikrai buvo labai svarbus. Dar kurį jinai pasakė, tai kad kartais žmonės labai mėgsta investuoti į labai brangius daiktus ir ne visi turi galimybę tą padaryti. Taip, ir ką jinai man pasakė, kad kartais užtenka investuoti į gerą spalvą. Jeigu tu žinai, kokia yra tavo spalva, kuri pabrėž tavo bruožus, padarys tave gyvybingesnį, suteiks tau daugiau pasitikėjimo savimi. Žinai, tu užsidedi spalvą, kuri tau labai tinka, aš pasidalinsiu video, kaip man atrodė tas ruduo ir aš jaučiausi, kad aš kažkokia energinga, tokia, tikra aš. Tai sakau, žmonėm tikrai rekomenduoju. Ir kaip ir minėjau, tas atradimas irgi labai svarbus momentas, kad tu atrandi žmonės, kurie galbūt yra panašus į tave, kažkas iš Hollywoodo ir gali juos kopijuoti, nes aš Instagram'e lygiai taip pat darau. Pas mane visi profiliai yra, kurie yra panašus į mane, mano formų ir tada aš galiu kopijuoti, ką jie dedasi. Tai žodžiu, man įdomu šitą temą kalbant, kokius profilius tu seki ir į ką orientuojasi, ar tu pati sugalvoji, kas tau tinka. Tai kadangi aš turiu stilistą, tai mes kadangi dirbam kartu prie viso feedo mano Instagramo, tai aš visą laiką gaunu naują feedą ir naują stylingą gaunu. Tai aš tiesiog turiu susipirkti. Jis man sudeda. Bet iš tikrųjų įdomiausias dalykas, kad per šitus 2 metus, pradžioj tai aš buvau ta tokia, kur viskas tinka. Žinai, eksperimentuojam, žiūrim čia ir taip toliau, plačios kelnes, šiai baisu, bet vis tiek dėsios, žodžiu, nieko aš tenais nesišakojau, su viskuo sutikdavau. Dabar jau yra kitaip, žinok, nes aš per tą darbą tiek išsigryninau save, žinok, tai buvo magiškas dalykas ir labai sutinku su tavim dėl spalvų, nes, pavyzdžiui, mano atradimas iš vis šių metų trendinės spalvos buvo burgundiška, tai buvo mano atradimas, niekada neturėjau aš žinok, kai atėjo ta burgundi mada, aš pamačiau, kad aš spintoj neturiu nei vieno daikto burgundiškos spalvos. Aš atradau šokoladą. Šokoladas, aš nežinau, irgi nelabai turėjau nieko šokoladinio. Pas mane dabar tiek suknelių, švarkų, šokoladinės spalvos atsirado rankinės ir pastebėjau, kad labai šita spalva tinka, ko irgi buvau nepastebėjus. Tai tie trendai iš tikrųjų, tas Instagramas, aišku, jis mus pušina pirkti, pušina, žinai, kaip šokti ant tų bangų. Yra vienas profilis, kur aš tiesiog su jie, žinok, atrodo, aš ją jaučiu tą moterį. Tai yra Rosie Hamilton. Aš žinau, taip. Teisingai pasakiau. Bondo yra žmona, ar ne? Visi žinom Rosie, įmesim kaip priseksim. Ir žinai, kas man labai patiko ir toks tikriausiai fainiausias komplimentas, beje, aš esu sutikusi vienam renginį, Londone esu dalyvavus Albert Hall British Fashion Awards, tai mano draugė taip nepatoginosi, taip norėjo nuotraukos su jie, sakau, tai einam, sakau. O žinai, tokia lietuvė, einam, ko tu čia, sakau, nepatoginės. Tai dar ir pati pasidariau nuotrauką. Nuostabi moteris, tokio nuostabaus grožio negaliu. Labai elegantiška. Labai elegantiška. Tai kai aš ją žiūriu, tai aš matau ten tą visą jos elegantiškumą, klasiškumą ir gal dėl to, kad aš, tarkim, vis tiek buvau matoma, buvau grupiai, buvau matoma galbūt kitaip ir, žinai, tikrai yra dalis tiesos, kad šalia aplink žmonės mus įtakoja ir tu iššoki kažkokią grupę draugių, pavyzdžiui, ir jos ten, tarkim, labai seksualiai rengiasi. Nu ir kažkaip ir tau atrodo, kad, nu taip yra, nu mus paveikia. Tikrai yra tas dalykas, mes galime meluoti ir sakyti, ne, aš turiu savo stiprų, aš, ne, tikrai yra tas veikia, bet pas mane visą laiką buvo ta tokia lyrinė siela, tokia elegancija viduj, tik tai yra kartais skirtingi gyvenime etapai, kartais iš tikrųjų norisi to daugiau nuogumo, ateina kažkokios tai mados. Tai va, tai kalbant apie profilius, tai tikrai vienareikšmiškai jinai man yra numeris 1, tiesiog pati estetika, tas pajautimas, kaip jinai derina, jinai man tokia, žinai,
jinai man ir Europa, ir Amerika geras miksas. Nėra per daug tas paryžietiškas, toksai perspaustas, ten, žinai, ir tos beretės, ir ten kažkas, bet ir šiek tiek yra to švelnumo, to europinio, tos kokybės, nėra visiškas tas casual American style. Tai man labai patinka. Kita mergina, kuri man labai patinka, tai Elsa Hosk. Žinau, Victoria's Secret, ar ne? Taip, yra buvusi Victoria's Secret modelis, šiai dienai sukūrusi savo brandą. Man net nepatogu, kiek aš šios drabužių perku. Žinok, čia yra kažkoks nenormalus dalykas. Aš žinau tą jausmą, kai žinai, kad tu svajoji, kad būtum sukūrusi tą brandą. Tai reiškia, čia tau tada patinka. Jo, tai va, tai tiesiog yra nenormalu, kiek aš rūbų jos perku, nes aš tiesiog, žinok, jau net San Lorano nebežiūriu, aš tiesiog einu į Elsą ir tiek žinių. Tai va, tai man labai patinka jos kontentas. Bet jinai, žinai, kas mane nervuoja, va, jinai yra antiek kuda, kad aišku, kiekvienas šūdas ant jos gerai atrodo, atsiprašau už my French. Visiškai suprantu. Tai ant tokios pakabos ten dėk, ką nori, ten tiesiog, bet man labai patinka, pas ją yra tas old money vibes, absoliutiškas toksai, jau gal, jinai man sakyčiau labiau American, tai labiau LA girl, bet vis tiek dar yra tas skandinaviškas, minimalistinis jausmas ir tas skonis ir ta estetika. Tai va, tai ją žiūriu, aišku, yra tos pagrindinės pasaulinės influencerės, kurias mes žinom visi, kaip yra Tamara Kalinik, Leonie Han. Leonie Han man yra per daug spalvota, ten yra per daug, man per daug brandų vienu metu. Tamara irgi darosi cheesy, man biški tokia. Man atrodo dėl to, kad jos galbūt reklamas dar gauna. Tiesiog labai daug dirba, bet man Tamara yra artimesnė, todėl kad jinai rengiasi daugiau Magdos Butchery. Ten Damaniai ir taip toliau, tie brandai, kurie tikrai yra labai faini ir man artimi. Tai va, tai šitos merginos, bet tai vis tiek yra, matai, labiau nespalvota, tie tokie siluetai. Iš tikrųjų yra labai daug dar, Arivierė, man atrodo, taip vadinasi. Prikabinsim žodžiu, nes gal nusišneku, ne taip pasakau, bet ta moteris irgi tokia kaip Rosie. Nu, visiška klasė ir visiška švara. Tai va, mano, matai, pasikeitė į tą pusę, nes iš tikrųjų man tas tinka. Ir žiūrinti tave, man atrodo, kad tai, ką tu darai ir kaip tu rengiesi, irgi tinka. Ir iš tikrųjų labai sutinku, kad tas mūsų stilius, kai jisai atspindi mūsų asmenybę, tas visas toks įvaizdis dar stipresnis atrodo. Tai, o tu, pavyzdžiui, esi pajautus, kad, vat, pirmas klausimas, ar tu jauti, kad jau atradai savo stilių ir kaip stipriai, pavyzdžiui, tau tai padeda bendraujant su žmonėm? Tu vat, jauti kažkokį tai skirtumą kaip, ar pasikeitimą? Aš pasakysiu, kaip man yra, tu pasakyk, kaip tau. Tai, žinai, pas mane, man sunku pasakyti, kad aš turiu kažkokį labai stiprų asmeninį stilių, nes aš tu turi labai stiprios. Pritarkit, prašau. Nes man atrodo, kad aš esu labai nuotaiko žmogus. Tai čia ir yra tavo stilius. Tai, aš tada džiaugiuosi. Nežinai, tikrai, kai aš išsiryškinau savo Instagramą, kaip tu sakai, išsiryškinai savo, aš žmonėms sakiau, aš pagaliau turiu Instagramą, kuris yra aš. Tai yra chaosas, tai yra viskas viename, tai yra daug spalvų, daug idėjų. Ir man buvo taip gera, tai jeigu taip žmonės mato mano stilių, reiškia, jie žino, kokia būtent aš esu. Ir tu labai gerai pasakei, kad galbūt tavo stilius yra labiau old money, o mano jau kažkas galbūt pasakytų new money, nes aš nevengiu šiaip nešioti logotipų, rėkiančių. Bet tau ir tinka. Ir taip, nes aš dažniausiai sakau, kai žmonės ten pradeda kritikuoti tos logotipus, new money is better than no money. Bet jeigu kritikuoja žmonės, tai reikia kažkaip pasiteisinti. Taip. Ta prasme, aš ne dėl to, kad yra tai kažkokie tais logotipai užklijuoti. Dažniausiai taip gaunasi, kad man tiesiog patinka prekiniai ženklai, kurie yra ryškus. Tai Rude, Casablanca, Atiko, Alexander Wang ir panašiai. Aš negaliu pakeisti to, kad jie mėgsta uždėti savo logotipą. Bet man patinka kartais logotipai. Aš irgi esu už tai. Kartais, kai jie yra labai gerai sudėti, aš irgi, žinok, turiu ten ir Louis Vuitton maikučių ten su tais logo, nes buvo tas trendas. Ir šiaip, žinai, apie ką galvoju, vis taip neprisirašau, labai noriu suinvestuoti, nusipirkti tą Gucci pižamą. Tokia jinai man gražinės. Aš praeitais metais jau man ten neštėjo pirštai, aš labai norėjau, bet čia Amerikoje žiaurios kainos, tada doleris buvo labai stiprus. Taip. Tai galvoju, niekai, bandžiau Europoje rasti, buvo soldautas, tai, pavyzdžiui, ten visiškas printas ir gražu. Taip. 100%.
man labai patinka, kai žmonės susiderina taip. Tai sakau, tai aš labai džiaugiuosi, kad tu sakai, kad aš turiu asmeninį stilių išsiryškinusi, nes taip viduje galbūt nesijaučiu, nes man tiesiog būna mano rožinė era, būna zebro era, būna kartais noriu atrodyti kaip Blair Waldorf ir ten rengiuosi self-portrait. Blair Waldorf, viskas, this is it. Aš tokia labiau Serena Vanderwoodsen. Tai va, žiūrėk. Viskas aišku, čia Gossip Girl, XOXO. O kaip tu manai, iš tikrųjų stilius yra svarbu ar ne? Aš manau, kad sunku man atsakyti, žinok, šitą klausimą, todėl, kad kai aš studijavau politologiją, mano tie metai buvo tokie, kur aš buvau labai save prispaudusi ir nebuvo gal blogai, kai aš ten buvau pelytė ir, žinai, ir ten dėjausi tos ilgesnius sijonus ir su kelniam daugiau buvau, bet dabar aš gal laimingesnis žmogus esu, jaučiuosi labiau savimi, labiau energinga, su nuotaika, toks, žinai, galbūt man net nėra taip labai svarbu, ką žmonės galvoja apie tą mano stilių, man svarbu, kad, pavyzdžiui, aš šiandien rožinį apsirengiau ir man žiauriai cool šitos kelnes ir man patinka ir aš jau net podcast'e atrodo laisviau, fainiau kalbu, tada, kada aš jaučiuosi, kad drabužiai man, žinai, yra toks angliškas žodis compliment you, kad tau prideda tik tais vertės. Tai man atrodo svarbu, bet galbūt mano dar yra ta tokia kelionė, kur aš vis bandau suprasti, kiek man tai yra svarbu. O tau? Man kaip pačiam, kaip žmogui, tai nėra kažkoks top priority dalykas, kad man tai yra labai svarbu. Bet aš galiu pasakyti tokį momentą, kad mes visgi su tavimi gyvename Los Andžele ir tai yra tas miestas, kaip mes mėgstam sakyti, iš tikrųjų tai yra La La Landas, absoliutus. Tai kai pasikeitė mano stilius per paskutinius šitus metus, aš tau galiu pasakyti, kad dalis žmonių, aš žinau, tarkim, aš iš tikrųjų, kai dariau, jau gryninausi tą Instagramą ir dirbau ties tuo, aš turiu iš tikrųjų labai aišku planą, ką aš noriu pasiekti ir su kokiais brandais aš noriu dirbti. Ir žinok, aš pradėjau jausti, kad man pavyksta ir kad įvyko tas lūžis ir labai didelis pasikeitimas, kai pasikeitė mano stilius. Mano stilius dabar taip aiškiai reprezentuoja mane ir aš labai matau, kaip tas požiūris yra visai kitoks. Ir ypač iš tų žmonių, su kuriais aš anksčiau bendradavau, kurie mane žino iš anksčiau ir kaip jie dabar mane žiūri dabar. Tai aš manau, kad stilius yra svarbu, ypač jeigu tu esi mados industrijoje, be abejo, arba tu esi šou versle, arba tu tiesiog, žinai, galbūt bandai dirbti su social media ir visa kita, nes yra toks labai geras pasakymas, your style speaks without you speaking. Kažkas tai tokio, kad tiesiog tai yra tavo vizitinė kortelė, kaip tu atrodai. Tai pasako viską apie tave, iš tikrųjų. Kaip tu, aš, pavyzdžiui, matau, kaip tu jautiesi viduj. Aš, tarkim, galiu dabar šiai dienai pasakyti, tarkim, jeigu aš tave sutikčiau pirmą kartą, aš pirmiausia pagalvočiau, kad tu esi labai pasitikinti savim, nes ne bet kas užsidėtų rožinės kelnes. Plačias ir dar šitas reperio čeinas. Taip toliau. Ar ne? Kad tu esi stipri asmenybė, kad tu nebijai žvilgsnių, nes iš tikrųjų daug yra tų kompleksų. Ir, pavyzdžiui, kaip tu sakai, kad buvo pas tave etapas, kada buvo ten tie ilgi sijonai, aš labai džiaugiuosi, kad jis praėjo, nes tu tiesiog turi per daug kūrybinio resurso savyje, kad užsidaryti į kažkokią tai dėžutę. Yra tikrai daug kitų pasišventusių žmonių šitam darbui, kurie gali dedikuoti, kurie atlieka labai gerai savo darbą iš vidaus, o tu su savo šviesa, su savo spalvom visą tą informaciją gali pateikti daug labiau suprantamai dar platesnei auditorijai pasauliu. Tai, žinai, tu visai kitokią misiją atlieki. Tai va, tai aš galvoju, kad yra svarbu. Ir manau, kad bet kokiam darbe, kur žmonės dirba, net ir ofise ar kažkur, tam tikrų kažkokių tais aprangos taisyklių ir kodo reikia laikytis. Man labai nepatinka, kai žmonės negerbia kodo ir, tarkim, yra tam tikros nerašytos taisyklės, kaip ir, pavyzdžiui, ir Vatikaną neįeisi tenais apsinuoginus. Į bažnyčią, į bažnyčią. Tai toks atrodo, tai yra taip įaugę, arba ten, pavyzdžiui, žinai, jeigu yra
nežinau, vaikų gimtadienis neužsidėsi miniako, žinai. Būtent. Arba ten, pavyzdžiui, jeigu tu eini į ofisą, tai turi būti tas jonukas tam tikro ilgio, kad, kaip sakant, nedistraktintų žmonių. Tai va, tai yra tam tikros taisyklės ir aš visada, aš buvau tas taisyklių laužyta. Aš prisimenu, kaip aš balse dalyvavau. Aš čia dabar būsiu lietuviška Beyoncé, parodysiu, kad galima gerai atrodyti ir gerai dainuoti. Žinai, ten dainuoti iš susijaudinimo 100% gerai nepavykdavo, tada tas dar triko, žinai, su tais blizgučiais ir tada tu atrodai silpna. Apranga vis tiek turi būti stipresnė negu tavo vidus ir tavo talentas. 100%. Jeigu tu neturi per daug talento, bet tavo apranga riekia, tai tu tiesiog atrodai tada labai silpnas. Bent jau mano buvo tokia patirtis. Mano suknelės visada užgoždavo mano balsą, žmonės neklausydavo mano balso, nes tada viskas į suknelį ir tada tas balsas, okei, žinai. Tai matai iš tikrųjų, kaip svarbu yra, nes aš galbūt kaip ir suprantu, galvodama, kad stilius yra svarbu, bet tu labai gerai vardinai, kodėl jis yra svarbu, kad jis turi pabrėžti tavo asmenybę, bet ne overpower. Žinai, kad ta prasme nebūtų stipresnis už tai, ką tu komunikuoji. Jis dadeda tau bonusą, jis tave, žinai, tu eini į kambarį, tave žmonės pasitinka su, kaip sakyt, su tavo išvaizda, bet palydi, kaip sakant, su tavo protu. Tai reikia atstovėti už savo kelnes. Tai jeigu tu užsidedi, pavyzdžiui, rūžavas kelnes ir ten raudonų ir galvo, plepu, tu visi nežiūrėkite mane, prašau. Jėzau, ir tada, žinai, tavęs paklausi ir viskas. Žinai, o tu kai dabar gali su tom rūžavom kelnėm apie politiką, apie viską pakalbėti, tai žinai, jau yra visai kitai. Bet žinai, aš turiu tau klausimą, tavo stilius yra labai elegantiškas, tu įvardinai labai gerai old money ir tikrai tos merginas, kurias išvardinai, irgi tikrai sakyčiau, kad jos labai gerai atspindi. Sakytum, kad copy-pastino. Tikrai nesakyčiau, nes atrodo, kad jis tai yra tavo stilius. Tu žinai, kad tu, jeigu kažką kopijuotum, tada tu sakytum, kad tam žmogui galbūt netinka, bet tu tiesiog atradai tai, kas tau tinka. Bet mano klausimas yra, Los Andželo stilius yra labai specifinis. Ar tu nesijauti kartais iškritusi iš konteksto? Vat, pavyzdžiui, Niujorke, iš tikrųjų, Niujorke, tai tu ten dieva būtum. Klaustų, kur pamatai iš karto. Taip. Visada, kai aš lankausi Niujorke ir kai susitinku su, ar ten būna nauja pažintis, ar nesvarbu, kokia būtų pažintis, ir aš visada sakau, aš taip myliu New Yorką, aš čia norėčiau. Sako, you were born to New York. Sako, what are you doing in LA? Look at you. Žinai, tai 100%, žinok, aš visiškai esu iškritus čia iš konteksto. Nes, atsiprašau, koks čia pas mus yra kontekstas? Legingsai, eilo joga, treningai. Tai treningai. Ir supranti, ir tas yra cool, nes tokia yra aplinka. Pavyzdžiui, jeigu aš dienos metu einu su draugiam pietų ir aš, pavyzdžiui, apsirengiu tokio labiau europietiško stiliaus, ten Chanel batukai, ten kažkoks jonukas, tvydinis, tarkim, švarkelis. Ir aš jaučiuosi persipuošus vidury baltos dienos. Aišku, žiūrint, kai kurie restoranai viskas yra tvarkoj, bet faktas, tai dėl to pas mane labai daug yra sportinių dabar drabužių ir aš šitai investuoju. Aš dabar esu visiškai hooked up ant Eilo Yoga, aišku, ir Sport & Rich mano 2 brandai ir aš dabar puošiuosi, kur beičiau visą laiką su tais treningais, visur tinka. Tai, žinai, žmonėm tiesiog papasakoti galbūt tas Los Andželas, iš kur apskritai kilusi yra ta tokia sportinės aprangos kultūra. Tai, pavyzdžiui, tas Alo Yoga, kodėl jie taip greitai išpopuliarėjo. Iš tikrųjų, jie iš pat pradžių kūrė drabužius tik tais žmonėm, kurie joga, meditacijas ir panašiai. Bet jie pamatė, kad ypač Los Andžele, kai žmogus išeina ryte kažkokia ten aktyvia veikla, užsiimti ten, ar į haiką jie išėjo, ar jogą, jie visą dieną ir lieka tose drabužiuose. Tai po to jie nuvaro mačius. Tai, oi, draugė paskambino ten Nesgi tu nevažiuosi 5 minučių atgal namo persirengti. Būtent, čia labai didelis miestas ir jie labai gerai pamatė, kad reikia mums kurti drabužius, kurie tiesiog padėtų žmonėm atrodyti stilingai, net jeigu ir jie po jogos neturi laiko persirengti. Tai šiaip Alo Yoga man patinka, yra daiktų, kurie yra kokybiškesni, kurie netokie kokybiški, bet ir apskritai, pavyzdžiui, pasižiūrint į kitus visus brandus, kurie čia populiarūs. Skims, dabar Kardashian išpopuliarino. Mano irgi iš Los visi Andželo. apatiniai iš Skims, beje, čia kažkas klausia vis manęs, iš kur apatiniai, tai viskas yra paprasti, lygus, Taip.
tiesiog attiktų po visais ir kad tu drabužiais. gali juos stilingai apsirengti, vat ten tarkim prisiderinti prabangę rankinę ar kažkokį tai aksesuarą, kepurę. Po to, ką mes čia turim, Chrome Hearts, irgi iš Los Andželo yra. Chrome Hearts yra cheesy, bet man patinka labai Chrome Hearts. Nesakyk, irgi tokie link sportiškumo, jie nėra ten elegantiški, ten galbūt nėra tokie kaip Alo Yoga, ten yra labiau džinsai, tokie megztiniai. Bet tu man nesakyk apie juos, man žinok yra nuo jų alergija, aš turiu daug daiktų, nes darau personal shoppingą, bet ten yra baisiau nei Hermesas. Aš tiesiog aš jau ateinu, jau man pradeda akis trūkčioti. Aš tai žaidžiu visą, žinok, tą žaidimą, man patinka. Jo, aš turiu savo asmeninį jau ten tą žmogų, kur parašau aš jam žinutę, jis mane visą laiką priima, nes su Chrome Hearts, kas nežino, yra toks dalykas, kad visų pirma jų parduotuvės visos paslėptos yra. Tu žinai, ir Malibu, ir West Hollywoode. Tu galėsi rašyti adresą, nu niekur nerasi tos parduotuvės. Vienintelės Las Vegase. Jos atviros, ten gali fotografuoti, čia niekur negali fotografuoti. Man pasiteisinę yra tikrai jų akiniai, nes jie naudoja ten tos precious metals. Tobuli, visą laiką labai gerai kainą išlaiko. Tai vat mano akinių kolekcija tikrai Chrome Hearts vertinu, užskaitau. Bet pavyzdžiui, jau tie megztiniai tokie, sakyčiau, sausau. Man yra ten ta balta dalis ir nusitrynusi tam tikrose vietose, bet kokiu atveju. Man jie stilingi, man jie patinka, žinai, kaip aš sakau, Los Andželo uniforma. Tai Chrome Hearts akiniai, Chrome Hearts megztinis, Alo Yoga, žodžiu, timpos, Hermes tapkės ir mača rankoje. Tai va čia tobulas yra, žodžiu, žmogeliukas. Priseksim nuotrauką būtinai. Taip. O pasako, kokie tavo yra mėgstamiausia apskritai prekiniai ženklai? Kas labiausiai atspindėtų galbūt tavo stilių? Jeigu kalbėtume apie brangius, tai tikriausiai vienintelis brandas, kur jeigu iš tikrųjų turėčiau tiek pinigų, tai tiesiog man gali kitų parduotuvių nebūti, tai yra Saint Laurent. Tai viskas ten. Visi džinsai beveik yra mano iš Saint Laurent. Aš tikrai mėgstu ir kitas firmas ir turiu ir Zaros džinsų, turiu dabar tarp kitko keletą Golden nusipirkau, labai patinka, bet taip kaip jie pasiuva tom aukštom moterim džinsus ir tas kritimas ir tas pats džinsas, tai yra kažkas nerealaus. Bet jie yra brangus, jie visi apie $1000 kainuoja, tikrai, kosminiai. Bet kokybė ar gera? Kokybė tobula, viskas ten nerealu. Anksčiau tie džinsai būdavo tokie blogi, tai būdavo tokie mediniai, o dabar jie taip antiek išdirbo tos modelius. Nes jeigu neklystu, Celine Creative Director perėjo, man atrodo, į Saint Laurent, ar kažkaip vice versa, ten, nežinau. Bet esmė tame, kad Saint Laurentas labai stipriai pasikeitė, jų drabužiai labai stiprus, mano visi kostiumai, kelnės šitos yra iš Saint Laurento. Tai aš į ką investuoju, tai investuoju tikrai į švarkus ir į kostiumus. Ten, tarkim, galiu į kažkokį paltą ar tokį, žinai, jau rūbą, kuris tikrai bazė yra mano, ne, tai gali būti 5-10 metų arba visą gyvenimą mano spintoje, nes tie švarkai, jie taip yra sukirpti, aš tau nemoku pasakyti, tu tiesiog užsidedi ir kaip nulieta atrodo. Ir kokybė yra tikrai gera. Aišku, ten maikučių tikrai nepirkčiau už $500-600, bet ar ten tų suknelių po 3000, tai tikrai ne, jau aš pragyvenau tos laikus, ačiū, nebereikia. Jau supratau, kad suknelių nesandėliuosiu visam gyvenimui, bet švarkai, kelnės, tokie dalykai, tai tikrai ir džinsai man yra verta. Tai Saint Laurentas yra toksai tikrai mane geriausiai atspindi brandas, dėl to man labai patinka Helsa, todėl kad Helsa man yra tiesiog kopija Saint Laurento, kuri yra tikrai prieinama. Taip. Ir kokybė, žinau, kai kurių daiktų tikrai žiauriai gera. Aš turiu sijonukus, žinai. Viskas ten neblogai. Kaip tu ir sakei, ypač žmonėm, kad žinotų, Saint Laurentas ir Helsa, labai gerai tu pasakei, kad jie kuria labai specifiniam kūno tipui. Galbūt aukštesniai merginai, nes, pavyzdžiui, Helsa modelis, Saint Laurentas, aš net niekada nesu pasimatavusi jų džinsų, nes man tikriausiai jie būtų per ilgi. Bet kas yra fainiausia, kad pavyzdžiui, bet ką tu nusipirki Saint Laurent ar bet kurioje parduotuvėje, beveik visos turi savo alteration. Tai pavyzdžiui, taip kaip man sutvarko džinsų Saint Laurent, jie kaip iš gamyklos tada atrodo, žinok, ten ar pasiaurint, ar dabar mano visus džinsus, aš čia dariau reviziją savo spinto, žinok, realiai 70% daiktų reikia parduoti, tai atsirinkau tik tai tuos, kur tikrai verta, žinai, investuoti į tą sutvarkymą. Visus džinsus reikia per 1,5 dydžio sumažinti, tai aš tos džinsus nešiu į Saint Laurentą, tas visas kelnes ir šitos kelnes reikia tvarkyti, tai jie turi tikrai tas nerealias, žinai, alteration. O šiaip jie laiko vertę? Va, tu sakai, kad parduosi, taip, kur tu
parduodi ir ką atgauni? Aš mėgstu perparduoti per save. Aš turiu savo Instagram'e atskirą kanalą, po bajo yra mano closet sales. Taip, aš parduodu per save, tada aš turiu Vestiair collective accountą, tai va, tai ko nepavyksta pačiai parduoti, parsiduodu ten. Ir paskui jau dalis išvažiuoja mamai ir sesiai, kas ten jau atsirenka, paskui arba sesiai užtargavoja ten kokiam Vinted, žinai. Tai va, tai taip ir tie drabužiai keliauja, bet šiaip Saint Laurent'as, jo, jisai laiko. Bet aišku, drabužiai, mes apie drabužius net nekalbėkim apie jų vertę, nes jie tos vertės neturi, gal koks švarkas, nu, jeigu mokėjai 3000, 1000 tau sumokės, bet tai nėra juvelyrinis dirbinys, kur tu gali atsimti, kiek tu mokėjai. Tai va, tai Saint Laurent'as, sakyčiau, numeris 1, tada man labai patinka Kate. Man labai patinka Kate, nors aš iš Kate neturiu nei vieno daikto, nes Kate yra žiauriai brangu ir jie yra antiek nu, tokie paprasti, bet tai brangu už tokį paprastą daiktą. Tai aš norėjau džinsų, nes mačiau, kad dalinosi panos labai faini džinsai, nori išbandyti, bet vis ant dydžio nepataikau. Tai Kate tikrai patinka, Alaja patinka. Man patinka dabar tokie visi, žinai, ramūs ženklai. Bet labai kokybiški. Labai kokybiški. Taip, nes ten tikriausiai medžiagos, kažkokios kašmyras, ar ne? Taip, kašmyras. Kažkokios detalės. Totem labai fainai, irgi skandinaviškas brandas, irgi mano papuoliai iš tus favoritus ir labai geros dar kainos. Pavyzdžiui, džinsai tikrai nėra brangus ir tos visos pižamos irgi dar įkandama. Tai va, Kate, Alaja, Totem, tada kas čia dar? Loro Piana, visas linas, bet irgi reikia daug pinigų turėti, kad jį pirkti, linas geltonuoja. Zimmermanas buvo mano labai mėgstamas brandas, tai irgi jeigu kažkokių lininių, bet stengiasi jau tų raštų dabar nebeliesti, kad žinai būtų būtų derinti lengviau. Labai patinka Magda Butchery, bet labai prasta kokybė, tiek nepasiteisina. Aš turiu paltą, dieviškas paltas, labai daug iš Magdos turiu, bet kokybė tai tikrai sausau. Tai, žinai, lyginant Elsa ir Magdą, aš sakyčiau, kad absoliučiai stovi vienam lygyje. Nors kainos, tai va taip. Tai va, o šiaip tai, žinok, aš pasakysiu tau tokį dalyką. Aš su tais brangiais pirkiniais esu labai stipriai pristabdžius. Tai aš dabar labai sėkmingai perėjau prie vidutiniškų tokių brandų ir esu tikrai labai nemažai ką atradus ir tikrai labai fainai bus su visais pasidalinti, nes manęs nuolat klausinėja apie outfitus, kur kas kaip, nes jau matosi, kad nesėdžiu Saint Laurent'o parduotuviai. Tai va, tai Revolve esu atradusi labai fainų brandų. Tai pirmas brandas, kam labai patinka tokio šanelinio, tvydinio tipo drabužėliai, tokio moteriški ir Alessandra Rich gal stiliaus, Majorelė. Pasižiūrėkit, labai faini drabužiai ir tikrai nebloga kokybė. Ir fotkinausi su jais ir kai ką pasilikau ir kainos tikrai normalios. Ten 150 gali, 100, vat, pasilikau sijonuką ten už $100. Amanda Richards, tada labai fainas yra Ser Oja brandas, kam patinka visokios mešinės suknelės ir sportinių jie turi neblogų, tikrai ne vieną turiu daiktą iš šito brando, irgi geras, nes irgi kai apsirengiu visą laiką visi klausė. Dabar paskutinį kartą labai cute suknelę nusipirkau Lovers and Friends. Irgi brandas labai fainas. Tai va, bet jau toks ryškesnis, moteriškesnis. Ryškesnis, tokia rūžava tvydinė, tokia visiškai šanelinė suknelę nusipirkau. Tai va, tai šitas. Tai aišku, Elsa. Labai patinka Frankie Shopas. Bet Frankie Shopas gal jau jisai netoks jau labai pigus, bet irgi toks neblogas viduriukas, ten tarkim Tempelink Saint Laurent'o vibe, tarkim. Tai va, tai dabar sakau, aš žinok, esu su Revolvu susidraugavus ir savo neišlaidauju ir tas sukneles perkuosi ir savo vargo nematau, žodžiu. Nulipau biški nuo tų brangių, palikau tik tai aksesuarus. Ten, tarkim, šiandien tarp kitko gavau skambutį iš Hermeso, reikės važiuoti pasimti rankinuką. Tai, va, tai žinai, tipo neišlaidauju, bet nieks nepasikeitė. Investicija. Pakalbėsim. Taip. O pasakok savo, ką tu esi atradus ten, tarkim, kas yra tavo, tarkim, brandas, kuris labiausiai atspindėtų tave.
Tai iš tikrųjų gal sakyčiau yra tik tais 2. Aš galvoju, ar aš atspėsiu ar ne. Turiu, aš irgi 2. Nes mano iš tikrųjų yra numeris 1 Alexander Wang. Norėjau sakyti. Jeigu būtų kompanija, kurią aš kaip sakau, aš norėčiau būti ją sukūrus, visus tos dizainus, tai realiai viskas, ką jie gamina, aš galėčiau nešioti. Kartais jie turi klasikinių labiau modelių, kartais turi labai tokių tomboy, žinai, edgy ir panašiai. Tai man, sakyčiau, Alexander Wang absoliučiai, jeigu kam nors reikėtų mane aprengti ir jūs neturit, žodžiu, nežinot iš kur pirkti, tiesiog į tą parduotuvę viskas nuo aksesuarų, rankinių, batų, kelnių, jie labai tinka mano kūnui. Ta prasme, pas mane aš drąsiai galiu pirkti internetu, tiesiog žinau, koks yra mano dydis, absoliučiai visi daiktai tinka. Atitinka tau, ar ne? 100%. Kaip man Saint Laurentanas, kaip nulieta, kaip man pasiūta, žinau. Taip, tai va šitas labai patinka, bet pavyzdžiui, man dar patinka ir Atiko labai. Norėjau sakyti, tu čia kad spėjau. Taip, žinai, yra 2 italės, labai jos tokios irgi ekstravagantiškos, nebijo spalvų, jos yra sukūrusios šitą brandą. Nežinau, kas sukūrė. Aš priseksiu, žodžiu, žmonės tikrai žinos. Iš karto apie Kiarą. Ne. Ten, žinok, dabar pamiršau aš jų pavadinimus, bet jos visą laiką dviese fotografuojasi. Labai, žinok, pas jos ikoniškas profilis ir tikrai labai gražus dizainai. Vienas dalykas pasakysiu, ne visada man jų drabužiai tinka, pavyzdžiui, kelnės būna per ilgos, aš jau tada turiu su aukštakulniais jas nešioti, nes, žinai, tu gali jas susitrumpinti, bet tada jeigu užsidedi aukštakulnius, jau netinka. Tai kadangi aš esu žemesnė, ne tokia aukšta kaip tu, tai pas mane yra tas toks, žinai, kad ne visi prekiniai ženklai man tiks, bet Alexander Wang tai yra visiškai numeris 1 ir sakyčiau ganėtinai prieinama kaina. Taip, jie nėra labai pigus, bet mes šiandien nekalbam apie tūkstančius ir priedoje dažnai turi nuolaidas. Ten 30%, 50%. Bet, kalbant, tu paminėjai tokius labiau klasikinius dizainus, aš kartais irgi iš jų nusiperku. Pavyzdžiui, man labai patinka self-portrait. Jis, tarp kitko, yra panašus į tą vieną prekinį ženklą, kur tu sakai Majorelė. Taip, jo, nežinau, kaip tarėsi. Aš irgi nežinau, bet aš irgi labai panašu, labai žinau. Tai kartais ir tokių klasikinių, per Revolve irgi randu, tai čia Revolve, sakyčiau, toks gal kaip Europos ASOS, tai čia mūsų yra, žodžiu, kur irgi atrinktos tam tikros prekės yra, tai tikrai galima surasti. Tai sakyčiau, Alexander Wang, Atiko, priseksiu žmonėm, kad jie bent suprastų ir žinotų bent jau, koks mano yra stilius ir kas man labai patinka. O kalbant, grįžtant šiek tiek prie to, ką tu mėgsti, ar tu nešioji lietuvių dizainerius? Taip, turiu keletą savo mėgstamiausių, tai daug kas tikrai bus pastebėję, pas mane nemažai drabužių yra iš Berlisi. Berlisi, į kurie yra Simona, naujo kažką sužinosi. Simona iš tikrųjų labai stovi ties kokybė ir audiniai ir apskritai pats dizainas labai švari, toks švarus, clean siluetas, clean girl aesthetics. Tai turiu tikrai ir švarkų, ir kelnes labai fainos, ir šortai, ir laukiu dabar irgi dar ten visokių tais dalykų. Tai šitas patinka, bet esu pirkusi, žinok, ir iš Mudvi ten praeitais metais kažką. Yra ten tų tokių vis pasižiūriu, bet šiaip, nežinau, ar pastebėjai, man kažkaip Lietuvoje daugiausia sportinio stiliaus tenais drabužiai. Vien treningai, visi treningus kuria savo. 100%, aš irgi esu pastebėjusi. Kažkaip treninginių ten armija. Bet auga. Kas yra įdomu, jie sako, kad nenešioja treningų. Pavyzdžiui, kaip pamato Amerikoje, kad žmonės čia nešioja alo, jogą ir panašiai. Ir labai dažnai girdžiu, kad oi, kaip čia galima eiti į gatvę, bet iš tikrųjų Lietuvoje yra tiek daug treningų. Tai kur jie yra nešiojami? Nesuprantu, namuose tikriausiai ir Palangoj. O kur daugiau? Taip, į kelionės, prie vandens kažkur, taip. O tarkim, tau arčiau stilius amerikietiškas ar europinis? Nes tu, pavyzdžiui, šiaip man į tave žiūrint, tai tu tikrai turi to europinio aš sakyčiau, tu puikiai tiktų kokiam Milane, ten Milan Fashion Week'e, tai tobulai būtų tau. Tai jo, žinok, man patinka europietiškas stilius ir kai tu man pasakoji, kartais iškrenti iš to konteksto, Los Andžele man net pasidarė gaila, nes aš žinau, kiek daug reiškia būti aplinkoje, kur yra labai daug žmonių panašių į tave. Nes aš irgi nesakysiu, kad mano aplinkoje yra labai daug stilingų žmonių, net ir man būnant su labai daug influencerių, jų stilius yra labai specifinis. Ir kai aš nuvažiuoju į Paryžių, aš net kvėpuoju kitaip, aš noriu atsinaujinti savo iškart vaibas pirkti.
Būtent, vat, kažką eini, kažką gražaus, tokių daiktų, kur net nepagalvotum, kad tu norėtum jų nusipirkti. Tai man europiečių stilius tikrai yra, sakyčiau, labiau priimtinas. Ir nei tikriausiai, nei Los Andželas, nei Miamis, nei New Yorkas tam puikiai neatspindi, žinok, koks stilius man patinka. O jeigu reikėtų įvardinti, kas liečia investicinius pirkinius, į ką tau mažiausiai skauda išleisti pinigų? Rankinė, batai, juvelyrika, nes matau tikrai pas tave daug gražių daiktų ir laikrodis, ir akiniai, pavyzdžiui, Chrome Hearts akiniai, dieve mano, kaip dabar jie išbrango. Aš žinok, yra kai kurie butikai ten užsidėję po 2700 parduoda tos apalius, tai aš dar spėjau iššokti tą traukinį, kada prieš tą pabrangimą. Taip džiaugiausi, žinok. Tai, žinok, pas mane yra taip, kad aš turiu labai daug aukštakulnių. Pradėsiu gal mano prioritetai. Akiniai. Visą laiką pas mane turi būti geri akiniai. Tai ir Chrome Hearts, ir iš tikrųjų... Chrome Hearts, kad jūs suprastumėte, tai čia yra galima rankinę nusipirkti už tiek, kiek kainuoja Chrome Hearts akiniai. Bet ir apskritai, aš esu jau atradusi tokių labai unikalių butikinių akinių, kurie irgi, tarp kitko, kainuoja nemažai. Jacques Marimaš. Būtent, irgi labai daug žmonių nežino. Tai kas norėtų būti tokie labai išskirtiniai, tai čia yra jūsų akiniai. Tai mes su Algirdu iš tikrųjų juos atradom prieš gal 2 ar 3 metus. Jis pirko pirmus savo akinius iš ten ir ten servisas šiek tiek gal net sakyčiau geresnis negu Chrome Hearts. Pas juos ten su baltom pirštinėm atidaro tavo dėžutę. Mes irgi toj parduotuvėje buvome, nes čia Holivude, taip? Ir Holivude ir buvo Pacific Palisades. Ir, žodžiu, ir tos akinius, žinai, tau atneša, išpakuoja ten, žodžiu, su laiko, su tom pirštinaitėm, kas yra labai netipiška akiniam. Tai jis pirko akinius su paauksavimais, jie kainavo gal 2500 ir jis juos pametė arba kažkas pavogė. Bet tada per jo gimtadienį, aš sakau, nesiparinam, grįžom, nusipirkom kitus, jau nebebuvo tų, nes jie ten buvo ekskliuzyvus, bet mes ant akinių niekada negailim, nes man akiniai tiesiog pagerina tavo aprangą. Net veidas tavo gražiau kartais atrodo su gražiais akiniais. Tu gali sportiškai apsirengti, tu gali labai gražiai apsirengti, tu gali ten ar klasiškai, ar dar kažkaip. Ir tie akiniai, kažkoks tai yra kaip vyšnaitė ant torto. Man dar yra aukštakulniai labai svarbu. Pas mane yra labai daug, labai mėgstu Minamuadi, Atiko. Irgi kuo ryškesni, kuo įdomesni, tarp kitko šiais metais vasaroje ten. Gal papasakosim, kitą kartą kalbėsim apie vasaros madas visas, bet irgi aukštakulniai bus labai su įvairiausiom gėlėm ir blizgučiais. Tai va čia bus mano, žodžiu, jau vasara, kur turėsiu atsinaujinti savo aukštakulnių visą kolekciją. Tai šitiem daiktam man nėra gaila, ne todėl, kad aš juos parduosiu, bet todėl, kad man jie suteikia laimės. Aš tiesiog džiaugiuosi, man net vyras, kai nori kažkokią surprizą padaryti, tai visą laiką žinau, kad gausiu akinius. Nes jie žino, kad tai jiem visą laiką atsiras vietos mano spintoje. Kalbant apie papuošalus, pas mane yra, sakyčiau, tokie keli daiktai, laikrodis, žiedas svarbu buvo, tai čia gal sakyčiau brangiausi pirkiniai, Hublotas, Tiffany ir šiaip mano apskritai... Tiffany žiedas? Taip, oi taip. Tai, aš savo vyrui sakiau, kad nesiparink, man tiks ir iš juvelyro, svarbu karatai ir švarumas. Žinai, kas čia irgi yra labai įdomus niuansas, nes aš lygiai taip pat dabar savo vyrui sakau, kad pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau jau ten kažkokių naujų skarų, ar ten pavyzdžiui naujo pakabuko, man tinka bet kur. Gali būti tiesiog pas gerą ten nueini žmogų juvelyrą, jis žino švaru, kokybiška, bet išgauti sužadėtuvių žiedą ir per vestuvės iš Tiffany mėlynos dėžutės, kas nori, tegul ginčijasi, tai yra princesės momentas. Tikrai, 100%. Taip, ir pasakysiu, ir tikriausiai vienas mano brangiausių pirkinių, tai buvo mano vestuvinė suknelė. Pasakok, reikės dar vieną podcastą daryti tik apie tą suknelę. Apie vestuvės gal atskirai. Apie vestuvės. Tai jo, tai aš pirkau suknelę Izraelio dizainerės Bertos, nes čia, jeigu kas planuoja savo vestuvės, tai žino, kad top Berta, Galija Lahav ir tas Zuhair Murad, man atrodo, jis vadinasi. Tai 3 žodžiu. Elisab dar, bet jau ten dar brangiau. Taip. Tai žodžiu, mano buvo Bertos, jinai kainavo $10,000, tai čia buvo, ir iki dabar jinai yra mano spintoje, aš sakiau, parduosiu, bet taip ir žinok, neišėjo man jos parduoti. Širdis jau čia neleidžia. Ir aš bandžiau, aš įkėliau, ją nemažinu ten per daug tos kainos. Kiek kainavo tą suknelę? $10,000. Taip. Tai čia reikėjo dar, žinai, patvarkyti ten apačią ir ten vėliumą pridėjo ir panašiai. Bet jo, jų kainos yra nemažas, tai sakyčiau, čia yra gal mano brangiausi
tokie pirkiniai, bet jie yra man pirkiniai su istorija. Aš visą laiką atsiminsiu, tai buvo mano patirtis ir man visiškai negaila yra tų pinigų ir aš džiaugiuosi ir buvau labai laiminga savo vestuvių dieną. Tai, o tu papasakok tavo brangiausias pirkinys, kokį esi turėjusi, įvykdžiusi. Aš dabar galvoju, tikriausiai žinok rankinės, todėl kad esu įsitraukusi Hermeso žaidimą. Tai visi va, žinom. Ten daugiau kainuoja negu tos suknelės. Taip, tai rankinės kainuoja daug daugiau, todėl kad jas gauti reikia labai daug išleisti. Tai šitoj vietoj, aišku, man padėjo tai, kad, kas nežinot, pasakysiu, kad turiu concierge kompaniją, Absolute Concierge, concierge kompanija, kuri teikia įvairų servisą nuo luxury daiktų sourcinimo, tai reiškia, kad randame daiktą, kuris yra norimas, ar tai yra rankinė, ar tai yra tas pats žiedas ypatingas, ar tai kažkokie tai luxury dalykai, ko negalima įsigyti kažkur taip lengvai, laikrodžiai ir taip toliau, iki kelionių planavimo ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, kadangi teikiu šitą servisą, man šiek tiek padėjo, tarkim, to Hermeso kelionį, nes aišku, kai reikia apsipirkinėti ne tik savo, bet ir klientams, tai tikrai istorijai pagelbėja, bet tai vis tiek nėra taip lengva. Ir ypač tada, kai tu negyveni tame mieste, tam, kad gauti rankinės, tai čia, žinai, yra ne tik kaip mes kalbam apie pinigus ir brangiausias tas pirkinys, ta rankinė pasidaro tokia brangi ir ne dėl to, kiek jinai tau kainavo, o dėl tų pastangų, kiek reikėjo įdėti, kad ją gauti. Mano kelionė buvo labai sunki, todėl kad aš galvojau, kad jinai bus šiek tiek lengvesnė, nes aš buvau supažindintas su savo asistentu, draugės, ir aš jau tokia buvau labai savim pasitikinti, kad jau čia dabar jau čia bus labai gerai. Bet nieko panašaus, 3 savaitės man neatsakė nei vieną žinutę, aš turėjau ten, kaip sakant, kol nenuėjau į tą parduotuvę ir nebuvo taip, tai ko netrašai, bet aš čia nemeluoju, va taip ir buvo, aš jį tiesiog už karšienės turėjau paimti tą žmogų, kuris man, jis tiesiog, aš su savim šneku, ten noriu batų, noriu to, ir su savim šneku realiai 2 savaitės ar ten 3 savaitės kažkiek tais. Jau ten draugai, aš skambinu, sakau, čia nenormalu, čia sakau, toks yra disrespektas, kaip taip galima elgtis. Tu jautiesi kaip šūdas, žinok, aš tau pasakysiu. Ir kaip aš jau jį kaip pagrėbiau, kai jisai suprato, kad, žinai, kad aš esu rimtai nusiteikusi. Ir tada prasidėjo mūsų ten ta kelionė, bet viskas tuo nesibaigė. Pirmi metai ir pirmi 8 mėnesiai tas servisas buvo labai blogas. Todėl, kad aš visą laiką jaučiau tokį atmestinį požiūrį į save, kad jis man kažkokią paslaugą darė. Bet įvyko lūžis, mes susidraugavom ir mes dabar tikrai labai gerai sutarėm, labai faini santykiai yra. Tai žinok, kai yra tie tikriausiai tiktokai apie tai, kad tu pirmiausia niekada neduodi savo asistento niekam, tai yra big deal, čia taip sako. Aš esu supažindinu savo artimas draugės, bet aišku, bet kam jo neduočiau, nes tu vaučini už tą žmogų. Jiem nereikia naujų klientų, čia tame yra esmė. Tu ateini į parduotuvę, tu nori pradėti istoriją, tu esi new money ir jie sakytų, sorry, we don't have a place ten, žinai, ir tu ten lauksi, bel nežino, kiek ir leisi tos pinigus. Tai aš esu supažindinus, bet tikrai nesupažindinčiau jokio žmogaus, kuris nėra rimtai nusiteikęs ir aš ir žinočiau, kad jinai nėra gabi tiek išleisti. Tai vienu žodžiu šitas... Baisiausias dalykas nusiųsti galbūt žmogų ir jisai sugadins savo reputaciją. Sugadins, nes aš žinau, kad ten kaip pasiūlo ten tas rankinės tau, kas irgi čia labai yra sudėtingas procesas, kad tu kartais net negali atsisakyti, ar ne, kad sugadinsi santykį. Ne, iš tikrųjų tai nebūtinai. Bet čia priklauso nuo žmogaus. Tai yra tiek daug skirtingų patirčių, kad neįmanoma pasakyti, kokia yra viena tiesa. Labai daug girdžiu ir iš savo draugių, kurios irgi pradėjo, ir ten mes visos kartu tam klube ir toj sektoje esam. Tai žodžiu, labai skirtingos patirtis, bet esmė tame, kad ta kelionė yra labai sunki. Man nieko lengvai nesigavo, tik tai per sunkų darbą, bet esmė tame, kad jau dabar, kai gavosi, kai tie santykiai yra jau normalūs, faini, yra tarpusavio pagarba,
tai yra ir tos tašės, bet įdirbis tai buvo labai didelis padarytas. Iš esmės noriu pasakyti tik tai visiems, kurie labai pergyvena, kai permoka už rankinės, kad jūs realiai nepermokat, jūs realiai sutaupot, nes kai tu įstoji į tą žaidimą, nėra jokių garantijų. Nei ką tu gausi, nei kada gausi, ar nei iš vis gausi. Tai va, o kad tu nebūtum pamirštas ir kad tu visą laiką būtum radarė, tu turi lankytis butikė pakankamai dažnai, menedžeriai žiūri ir apsilankimų skaičių, ir ką tu perki, ir kiek perki, tu negali pirkti tų pačių dydžių, tų pačių spalvų. Yra daug visokių taisyklių, viskas labai nuo menedžerio, nuo butiko priklauso, bet faktas yra tai, kad nėra nieko lengvo, nebent jums pasisekė, jūs Paryžiuje gavote appointmentą, tai va, tai tik tai tokiu atveju ir visą laiką tom moterim, kurios parašo ten ir klausia tų patarimų, visą laiką sakau, važiuokit į Paryžių ir bandykit. Bandykit, prašykit, maldaukit, verkit, pirkit, kažką leiskit. Vat bandykit jūs tą laimę ir galbūt pasiseks. Nes taip, kai ten nuvažiuoja kažkokią šalį, bando pradėti istoriją negyvendama toje šalyje, nešvaistyti savo pinigų ir laiko, geriau tada nueiti, nusipirkti, ką nori, permokėti ir nesijausti, kad čia kažkas apiplėšia ar ne. Nes jūs sumokat už to kito žmogaus tą kančią, kurią jis praeina, nes nėra nei vieno. Tai va, nes kai tu permoki 10 000, galvoju, oh my god, aš čia durnas, kad permokiau. Ne. Tu sutaupai savo laiką, pinigus, nes tu sumoki tam žmogų, kuris leido tos pinigus, ėjo per tą baisę kelionę už tave ir tu tiesiog džiaugiesi ta spalva, tuo metalu, ta oda, čia ir dabar per savo gimtadienį, o nežinai, kai ten turėjo ateiti shipmentas, bet nėra to, ko tu norėjai ir tu, pavyzdžiui, žinai, kad va čia buvo tavo mėnesis dabar gauti rankinę ir tu dabar liksi šiais metais tik su viena rankinė. Ir, žodžiu, yra tiek daug niuansų, aš galėčiau 2 valandas pasakoti, neužsibūkim čia, bet žodžiu, ką noriu pasakyti, kad taip, rankinės tikriausiai buvo brangiausia, tarkim, mano pačios galbūt investicija ir laiko, ir pastangų, ir pinigų atžvilgių, bet aišku, daugiausia tai tikriausiai pinigų aš esu išleidus laikrodžiam ir papuošalam. Ir labai džiaugiuosi, kad ne savo. Bet vis tiek toksai skrinelė, kur tavo saugumas. Ne, jau čia, žinai, kai tiek metų prabūni kartu, tai yra progos, gimtadieniai, tai tas vyras... Būna, žinai, bet ką darysi? Aš kokie tau laikrodžiai patinka? Aš jam sakau, argi neverta. Taigi, dar kitą vairį sakau, taigi aš savęs nematau, kaip čiagi dėl tavęs. Čia koks geras požiūris, kad būtent. Taip, aš nematau nei tų brangių akinių, nei tų papuošalų, taigi čia, žinai. Visiems visi grožis, bet kokie tau patinka papuošalai ir laikrodžiai, minėjai, kad investuoji juos? Tai laikrodžius aš kolekcionuoju, aišku, pradėjau nuo Rolexo, turiu patį brangiausią Rolexą, tai Daytonos laikrodį turiu modelį, bet, žinok, kaip nusipirkau AP, tai baigėsi mano Rolex era, bet vis tiek nešioju, vis tiek patinka, bet mano svajonė yra patekas, bet tai svajonė tikriausiai bus nelemtais išsipildyti, nes net man, aš jau kai ten nueinu į tą butiką, aš jau suprantu, kad šansų nėra. Net man. Tai va, tai su pateku yra ten, žodžiu, visai kiti dalykai. Bet ne tai, kad yra sudėtinga nusipirkti, pavyzdžiui, mano irgi tokia, irgi nepasiekiama gal svajonė, irgi yra tas. Man apskritai, žinok, laikrodžiai nėra, kad labai patiktų. Aš jau, pavyzdžiui, labai dažnai nebesidedu savo. Aš, žinok, irgi perdegiau nuo tavęs. Jau taip, žinok, jau too much, jau man. Man irgi. Tiesiog žinok, nuo visko jau yra too much. Aš, pavyzdžiui, žiūriu, tai jo, aš jau visko ten ir to Van Cleefo atsikandus, ir tų bulgari. Taip, nešioju ten tos, žinai, vat, žiedus, man patinka, bet laikrodžiai, aš irgi, žinok, jau tokia... Ką žinau, gal dėl to, kad kai neturėjai, kai jaunasi, kai labai visko nori, tas yra visko reikia. Aš taip pritariu. Jo, o dabar, žinok, atrodo, nu, okei, net ant tiek nesureikšminti, tu jau dabar galvoji apie tai, aha, žinai, ką čia padaryti, kur čia įsuktos pinigus, kaip čia uždirbti, kaip, nu, visai kiti prioritetai, nei tie blizgučiai. Bet žinai, kas yra vienintelis dalykas, ką aš visą laiką sakau, kad kadangi tie laikai pasikeitė ir situacija su luxury pasauliu pasikeitė ir dėl viso to deficito ir tie patys AP laikrodžiai, Patekas, Rolexas, tai reikia įsivaizduoti taip, tu priparkuoji savo pinigus. Rankinės, tarp kitko, irgi, jeigu pavyksta gauti tą Birkiną ar kažką, tai nusipirkit, laikykit, žinosit, kad
turit tos pinigus, galėsit ten parduoti, nėra tų problemų. Tu ir pasidžiaugi, bet ir tu žinai, kad tai yra toks valuable piece, tai kaip kokį, nežinau, aukso gabaliuką nusipirkus būtum. 100%, aš to pritariu. Bet vat, kalbant apie tos laikrodžius, tai AP laikrodžiai, tai aš turiu tokią, žinai, svajonę, dabar yra tie mini laikrodžiai. O Dieve, bet vienintelio šito tai labai norėčiau. Bet jis ten virš 200 000 kainuoja ir ten tu net negausi. Mini. Taip. Labai pigus mini, tarp kitko, tik tai 33 000 kainuoja. Bet tai jo niekur negali nusipirkti. Taip, negali nusipirkti. Jokių laikrodžių IP negali. Taip, kad ten. Nu, bet žinai, kokia yra esmė su jais, kad man gražu pasižiūrėti, aš žinau, kad jis egzistuoja, man gražu, bet man atrodo, kad vienas dalykas, ką padaro Amerika, kad Amerikoje tu viską gali turėti. Va, absoliučiai, nėra problemų. Būtent žmonės čia vaikščiojo su tapkėm per pirštą, aš kažkada čia istoriją buvau papaustinsi nuotrauką, kur eina vyras su Hermes tašė, nu, žodžiu, ten nusipirkęs kažką ten parduotuvės, žodžiu, maišelis ir su kroksai, su kojam kažkokiom suplyšusiam. Ir čia man yra tokia Amerika, nes kai aš atvažiavau į Ameriką, čia moteris, kurios plaukų buvo nesusitvarkiusios, ten, sakau, su tapkėm per pirštą ir kojinėm ir jos eina su tais Louis Vuittonais. Ir čia ant kreditų žmonės gali prisipirkti, gali nuomotis, gali pas stilistus pasimti. Ir tada, kai tu tiek daug visko turi, galima. Tai aš tik su draugė, sorry, kad pertraukiau, aš tik iš draugės nesenai sužinojau, jinai visus Van Cleefus perka su payment. Būtent. Tai taip, jinai, žinai, nori save pasitrytinti, tai žinai, tai ten tą apyrankę už 10 000 netai baisiai atrodo. Būtent, ir ką aš pasakysiu, kad esmė yra tokia, kai tu gali viską turėti, tu tada supranti, kad drabužiai nebūtinai tu turi, va, kaip tu sakai, galbūt investicija gali būti, čia 100%. Taip. Aš irgi mėgstu gerus daiktus, nes galėsiu parduoti, jeigu kažkas. Ne Zaros rankinė, kur ten už $20 parduosi. Bet esmė yra tokia, kad man tie daiktai dabar yra tiesiog mano tokia saviraiška. Jeigu man patinka daiktas, aš jį nusipirksiu, nes jis man kažką reiškia, o dabar to nebėra, žinai, Lietuvoje, aš nežinau, ką žmonės galvoja, ten nėra nei Gucci, nei Louis Vuittonas, ten kas 2 broliai tik tais yra. Ir galbūt yra tas toks dalykas, kad tu nori, tu investuoji, tu taupai, kai realiai, kaip aš ir minėjau, vat, pasidaryti spalvų tą savo analizę ir tu žinai, kokia spalva tau tinka ir tas tavo daiktas ten 20 ar 3 eurų kainavo, bet geriau atrodo negu daiktas, kuriam tu ten taupiai, nežinau, metus laiko nuo kiekvienos, žinai, savo algos atsidėjai. Tai tiesiog žmonėm pasakyti, kad labai svarbu saviraiška, neužstrikti nei lietuviškam minimalizme, tam skandinaviškam, aš bent jau šitą esu pastebėjusi. Aš manau, kad tiesa. Ir kitas dalykas, ir neinvestuoti gal per daug į tuos brandus, jeigu jie nėra tokie svarbus. Kaip tu sakai, aksesuarai 100%, rankinės, bet turėti kažkokias taisyklės, neleisti ten ant maikių ir ant tų pinigų, būtent. Nes tas, žinokit, praeina ir aš galvoju, kad gal dėl to, kad kai Lietuvoje gyvenau, buvo tas labai didelis noras visko, kaip ir tu labai gerai pasakei ir pastebėjai, kad gal dėl to, kad nėra tų butikų, sunku gauti, nėra tų butikų ir mes tikrai tokia, gal sakyčiau, jauna ekonomika esam. Tik dabar jau pastebim, kad Lietuvoje iš tikrųjų tikrai daug sėkmingų žmonių, tas visas, nu, mesgi tik nesenai išsiridenom iš tos priespaudos, iš to nepritekliaus visame kame. Bet aš galvoju, kad žinai, ko labiausiai mane Amerika išmokė, kad anksčiau Lietuvoje ir dabar pastebiu, kad tas yra, tie daiktai, ta prabanga ant tavęs, automobilis, kuriuo tu važinėjai, tai yra tavo kaip ir statuso dalis. Bet gyvenant čia tu supratai ir tikriausiai pati pamatei, kad turtingiausi žmonės yra tiesiog neįmanoma jų atpažinti, tai yra visai kitokia saviraiška, tai yra visai kitoks savęs pateikimas ir visi, aš tiesiog stebiuosi ir žaviuosi, kaip sėkmingi ir turtingi žmonės kuo daugiau nori būti nepastebimi. Ir man iš to viso blizgučių baliaus, iš tos urmo bazės, papuolusi čia ir sėdint tarp tokių žmonių, tu tada jauties net nejaukiai su savo tais visais blizgučiais. Ir tada kažkaip norisi būti labiau kažkaip, nebe 30 apyrankių, bet gal vienos užteks. Gal, žinai, mažiau kažkokias, negi, pavyzdžiui, tie dabar deimantai ar ten kažkas, aš žiūriu į tas moteris, žinai, turiu ir tikrai draugių tarpę, kur, nu, žinok, perka, tai ten su žiedutuvių žiedas, tai atrodo jau pirštas nukris. Kam? Ta prasme, aš taip, nu, okei, mes žinom, tu turi daug pinigų, bet kodėl reikia tai, žinai, labai taip parodyti, tai
man antiek dabar yra gražu tai, kas subtilu, bet man ir gražu ir tai, bet aš galvoju, kad tiesiog nepamesti savęs visame tame. Mes grįžtam prie to, kad kaip tu ir pačioj pradžioje labai gerai pasakei, tu turi, tavo asmenybė turi atstovėti už savo stilių. Būtent. Jeigu tau patinka tas žiedas, nes tu žinai jo istoriją, iš kur atėjo, gal tu ten bendravai su to kompanija, jeigu tau tas daiktas kažką reiškia ir tu nėra taip, kad tavo žiedas kalba daugiau negu tavo protas, tada, žodžiu, nėra jokios problemos. Viskas ir šiaip, ir bet kokiu atveju, net ir jeigu to proto nėra didelis žiedas, viskas okei, turėkit jūs tai, bet aš tiesiog sakau, kaip aš jaučiuosi, aš esu tiesiog persisutinus visko. Manęs nieks nestebina, manęs nieks nežavi, mane labiau, žinok, pradėjo žavėti paprastumas, bet man labiau patinka rūžavos kelnes, negu ten tie Gucci už 5000. Tiesiog, o kas tu be tų drabužių? O ką tu? Žinai, aš čia pabaigsim, nes jau turim žodžiu, keliauti toliau, bet pasakysiu žmonėm galbūt tokia irgi, mes mėgstam labai užbaigti tokią motyvacinę gaidą, būtent, kad Lietuvoje yra tų žmonių, tikrai, kurie labai gražiai save išreiškia, pavyzdžiui, mano draugė Katrina Knizikevičiūtė, nežinau, ar tu esi girdėjus, jinai yra menininkė ir mano mama visada sako, prašau, Nerija, pasidalink jos menu savo story, jinai tokia talentinga, jinai tokia graži. Žinok, jinai nuo vaikystės buvo tokia išskirtinė, toks gražus stilius, bet kaip mes ir su Beata kalbėjom to laidoje, kad kartais tie ryškesni tokie žmonės, jie atrodo kažkokie kitokie ir tiesiog norisi pamotyvuoti žmonės, jeigu jums tiesiog norisi tas rožinės kelnes užsidėti, ir užsidėkit ir tai suteiks jums tiek daug laimės. Nesirenkit jūs juodai kaip aš visada. Ne, pas tave irgi spalvų atsiranda. Faktas, jo, bet iš tikrųjų, kad nebūkit juodi pilki žmonės, nebijokit saviraiškos ir tikrai, bet ir neužstrikit tam, kaip sakant, tam brandų kažkokiam tais sukūrį ir, kaip sakant, labai gerai pasakei, atstovėti save. Jūsų asmenybė turi būti ryškesnė negu jūsų kelnes. 100%. Tai tikiuosi, kad patiko mūsų epizodas. Būtinai palikite komentarą, prenumeruokite, paieškokite Neringos jos Instagramą, labai daug dalinasi apie madą. Aš gal mažiau apie madą, bet tikrai bus įdomių idėjų tikrai ir mano profilyje, tai manau, kad susitiksime kitą savaitę, bet nepamirškite ir sekti mūsų Instagrame. Ačiū visiems ir linkėjimai.